Labas, sveikas draugė. Šiandien Liepos 19 ir aš jums parodysiu, kaip atrodo vasarinė vietė Glenampol. Tai ganėtinai derlinga vietė ir Liepos 20 jau puikiai dera, puikiai galima skinti. Tai va truputį pasižiūrėsite apie vietę ir parodysiu aš jums ją. Žiūrime. Taip, draugai. Liepos 20 vietė vasarinė Glenampol. Tai žinokit, jeigu auginsit vasarinės, tai jums tikrai reikės parišti, nes neparišus, tai žinokit, jos gulės. Ir tai jau matot, šiek tiek reikėjo gal įtempti, bet nieko tokio. Ten va toliau remontantinės, o čia vasarinės. Pažiūrėkite, kokios uogos. Man delno dedu 5 uogos ir pusė delno. Iš tikrųjų ganėtinai didelės. Jeigu laistysite, iš tikrųjų duosite drėgmės, tikrai turėsite pakankamai gerą derlių. Uogų galite pasižiūrėti, tikrai yra daug. Jeigu klausimas kyla, kada skinta, tai buvo skinta prieš 2 dienas. Tai va po 2 dienų, pažiūrėkite, kas čia dedasi, kiek uogų. Gausybė uogų. Tai va dar kartą, draugai, Glenampol Liepos 20 dieną jau dera. Neužmirštat laistyti ir vasarinės visas reikia tiesiog įtempinėti, daryti tempimus, pririšinėti. Tai va tokia žinutė jums. Ačiū, draugai, už dėmesį. Tokia informacija. Taip, draugai, geros dienos, geros vasaros, gerų uogų, geros nuotaikos. Ačiū jums už dėmesį ir viso geriausio. Iki.